Žinoma, mes pavėlavom 2 savaitės. Čia jau tik tai likučiai. Jie pasau likučiai. Ten kokios uogos, žiūrėkit. Nu, tai čia kaip dikšas. Nieko sau. Wow. Wow. A žiūrėkit, kas darosi. Paragausim dabar. Gal neskanios? Nevandeningus, užtenka cukraus. Ir tu žinai, kad čia yra ir truputį ir rūgšties yra. Taip, rūgštelė, labai maloni. Labai malonus skonis. Tikrai. Puikumėlis. Pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kiek čia. Beveik 3 centimetrai, jo? 2,5 tai tikrai. Gražumėlis. Na, aš manau, Lietuvoje didžiausias perspektyvos. Taip? Jo, taigi tokį medį, tokį derlių galima gauti ne tik Ukrainoje ir ne tik Rusijos pietuose, bet ir pas mus Lietuvoje, Vilniuje. Tai Kaune arba Klaipėdoje tai tikrai jau nėra ko šnekėti. Nėra ko šnekėti. Ar žmonės galvoja, kad mes Vidurinė Azija arba Ukraina kur nors yra? Aha. Iš tikrųjų randamės Vilniaus apylinkėse. Ir iki šiol žmonės dar abejoja, ar mūsų kraštuose šilkmedis gali ar negali, ar verta auginti, ar neverta auginti. Ir dar iki šiol aš mačiau asmeniškai, šilkmedžio medžius, tačiau tenai buvo gana smulkios uogos. Uogų būna daug, bet jos smulkios. Arba iš vis nedarėjo. Nu, prisipažinsiu, pas mus mederinė didžiausias medis, bet uogos nepridygsta net iš tolo. Čia labai stambios uogos. Tikrai labai stambios ir jų tikrai labai daug čia yra. Čia pas mus Vilniuje. Dabar ir medžiai čia yra ne jauni. Medžiam yra virš 20 metų. Yra 3 medžiai, kurie padauginti, ko gero, iš sėklų, atvežti iš Ukrainos. Bet vienas medis nedera. Ir ne visi sėjinukai irgi derlingi. Ką norim pasakyti? Kad iš sėklų padauginti šilkmedžiai ne visi derės, kai kurie bus visiškai nederlingi. Tai yra, bus kažkoks žydėjimas, ar bus kažkokia užuomazga, kuri paskui išdžius. Bet kad išauginti, parodyk, tokias uogas, verta jos dauginti vegetatyviškai. Taigi aš išaiškinau tokį reikalą, kad čia yra būtent šilkmedžių savybė, kad iš sėjinukų jie užauga, vienas medis gali būti savidulkis, visiškai savidulkis ir gali derėti vienas. Kitas medis gali būti jau kryžmadulkis ir be kito medžio nederės. O trečias medis gali nederėti visiškai. Netgi Ukrainoje yra specialus terminas tam medžiui. Kaip vadinsi? Pamiršau, mes parašysime, po to aš rasiu ir parašysime. Bet yra medžių pasitaiko, kurie nederės bet kurio atveju. Jūs pasodinsite, jis augs, stipriai augs, bet vis tiek nederės. Aš irgi gavau keletą skambučių. Žmonės klausia, kad šilkmedis žydė ir viskas nubyra. Vienu žodžiu, nedera. Nu, tai lyg tai yra kažkokia užuomazga, gražus žydėjimas, lyg tai turėtų būti ilga kekė, tokia, pavyzdžiui, 2-3 cm ir viskas nubyra. Atsiminiau, šafkun. Šafkun? Taip. Reiškia, ukrainiečiai vadina šilkmedį šofkovica, čia moteriškas pavadinimas, a šofkun, čia yra vyras, kuris nedera. Šofkun, vyras, jo. Ir būtent dėl to šilkmedį reikia dauginti vegetatyviai. Tai reiškia arba skiepijimu, arba šaknydinti. Arba šaknydinti šūgelium. Taip. Dabar mes nesame tokie dideli specialistai ir negalim pasakyti, ar čia yra juodas šilkmedis, ar yra baltas šilkmedis, kadangi atsparus šalčiui yra baltas šilkmedis, kuris paplitęs pas mus Lietuvoje gan plačiai. Ir baltas šilkmedis gali turėti baltas uogas, oranžinės ir juodas. O juodas šilkmedis gali turėti tik tai juodas uogas.
Nu, tai taip ir mes ir negalim dabar pasakyti, koks čia yra. Tai yra šilkmedis juodomogom, pasakysim taip. Tačiau jeigu jis čia dera jau... Dera ir išlaikė tas šaltas žiemas, greičiausiai, kad tai yra baltas šilkmedis. Taigi aš vis dėlto manau, kad čia yra vis dėlto baltasis šilkmedis, nes baltai ir juodą šilkmedį, kiek žinau, galima atskirti tik pagal žievės spalvą. Atspalvį. Nes baltojo šilkmedžio šviesi yra žievė, o juodoje yra tamsi. Ir jaunų ūglių spalva, ir seno kamieno irgi. Taigi baltasis arba juodasis šilkmedis, jis vadinasi ne dėl uogų spalvos, bet dėl žievės spalvos. Ir čia yra baltasis šilkmedis. Nu, ko gero reikia pasakyti, kad šilkmedžio reikia saulėtos, sausos vietos. Tikrai šilkmedis neaugs pavėsyje. Pas mus medrinė pora medžių pasodinta pavėsyje ir uogos dar yra baltos. Dažnai reikia pilnos saulės ir sausos vietos. Kodėl sausos vietos? Kad jo augelis sumedėtų. Kadangi kol jaunas augalas, jis labai vešliai auga ir užtęsia savo augimą ir nesumedėja. Tada galimas pašalimas. Nu ir be abejo, per didelės smėlės nereikia. Pasodinti ten, kur pas jūs smėlis, žvyras, kur blogiausias dirvos. Mes privalome įspėti jūsų, kad kartais šilkmedis pavasarį nuo pavasarinių šalnų apšąla. Bet ir tai gali atrodyti, kad viskas jau medis žus. Nu, tas labai pavojinga jauniem medeliam, pirmų, antrų metų, tai, nu... Tokiems medeliams pavojinga. Taip, taip. Praeitais metais, 2014 irgi buvo šalna, čia Vilniaus apylinkėse 6-8 laipsnių ir buvo toks vaizdas, kad tas medis neišgyvens. Bet paskui atžėlė ir derliaus nebuvo. O šiais metais žiūrėkite. O šiais metais po tokio poilsio labai didelės, uogos tikrai kaip pietuose. Nu ką, pasirodo, čia pašoniai. Tyliai, 20 metų auga nuostabus medžiai. Reikia tik tai domėtis, klausinėti. Nu super. Tarp kitko. Ir svajoti. Įsigyti tokį. Dar nešikėjom. Šeimininkas mums, šių medžių šeimininkas, šio nuostabaus sodo, parodė, ant kiek yra kietas medis. Mediena yra kietesnė už ąžuolą. Tikrai. Sudėtinga. Pėlį turim. Turim? Sulaužysim. Bandyk. Čia yra skiepimo pėlis su... Gerai, gabaliuką. Kaip nors pabandysim. Va čia, pavyzdžiui, ar galėsi pėti? Gerai, negadink pėlį. Labai sunku. Tikrai. Labai kieta mediena. Ir jos labai įdomi struktūra. Mes dar nepasakėm svarbiausia, kaip lapai naudojame. Visiškai pamiršom. Aha, tikrai. Bet čia jau mes turime rastą, kuris, matot, užauga maždaug 20 metų. Per 20 metų. Per 20 metų toks rastas jau. Lietuvai būtų gal šilkmedis vienas iš greičiausiai augančių medžių. Baltojo šilkmedžio lapų arbata pasirodo turi gydomųjų savybių. Ne taip, kad yra labai skani, kad pastoviai geriau. Man skonis patinka tikrai. Pas tave nėra tokios problemos, kad solidus pilvukas auga. Pas mane po truputį jis vis didėja ir didėja. Taigi, geriant balto šilkmedžio lapų arbatą, mes po truputį lieknėjam. Valgant uogas, geriant arbatą. Čia yra senas kinų receptas. Organizmas nepasisavina angliavandenių. Gali valgyti tortą, batonus, bulkutės, užgerti arbatą ir lieknėti. Nedaug. Po 2-3 kg į mėnesį. Čia gerai pasakyti, valgant tortą ir lieknėti, taip. Aš jau lapus džiovinu. Taigi, po pusės metų pažiūrėsim, kaip atrodys.
Taigi dar viena labai gera nauda iš to medžio. Taip, kadangi jau pasigirdo skambučių, ar jūs parduodat lapus, šilkmedžius, sakau, tai ką jūs Kaune ten neturit. Nu, mes turim, bet pas mus gatvėse auga, pas jūs švarioje aplinkoje, kiek jums reikia ten lapų ar kilogramų. Taigi priedo dar turi ne tik tai maistinių savybių, ne tik tai gera mediena, ne tik tai skanios ir gražios uogos, nu ir dar turi ir gydomųjų savybių, sakykime, taip, viršsvoris yra, nu, problema, rūpestis. Žinoma, moteris su balta bliuskute, nesiartinkit prie šilkmedžio, kadangi bliuskutės neišplausit. Tai yra gal vienintelis minusas šilkmedžio juodom. O kai auga nukrenta, nu, tai tada dažysit jau filetinę spalvą. Taigi palikite savo sodose vietą tokiam gana nemažam medžiui. Kai turėsim sodinukų, stengsimės mes tokias veisles padauginti, tada atskirai paaiškinsim, ką daryti, kad tokie medžiai neišaugtų tokie dideli. Kadangi supratau, kad visus gąsdina būtent, kad aukštis jų, lygiai su namu. Galima išlaikyti daug žemiau. Daug žemiau, pažiūrėjau, apie 3 metrus. Kas dar? Nėra jokių lygų, nėra jokių kenkėjų. Nu, tai nereikia jokių purškimų, nėra jokių amaro, nu, nėra jokių lervų. Lervos kur Kinijoje nenašima, šilkaverbė lervos. Vienu žodžiu, praktiškai 9 privalumai, 1 minusas, kad tų uogų būna per daug. Žmonės nesusitvarko. Taigi, iki pasimatymo. Sėkmės.